Sveiki, gyvi ir ačiū, kad esate kartu. Eteryje laida Krepšinio savaitė. Baigėsi antrasis Lietuvos krepšinio lygos ratas, o po jo antroje lentelės vietoje dar labiau įsitvirtino Klaipėdos Neptūnas, kuris pratęsė istorinę Vilniaus Ryto pralaimėjimų seriją. Praėjusį savaitgalį Gedimino Petrausko auklėtiniai Giedriaus Žibėnos Kariauda nugalėjo 95-87. Vilniečiai pirmą kartą klubo istorijoje pralaimėjo 5-asias rungtynes iš eilės, o klaipėdiečiai laimėjo 3 kartą paeiliui. Įspūdingą pasirodymą šioje dvikovoje surengė Arnas Velička, kuris pelnė 24 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir pagerino šio sezono LKL rezultatyvių perdavimų rekordą. Jis šioje dvikovoje komandos draugams asistavo 15 kartų. Iš viso Veličkos kraityje 47 naudingo balai. Tai taip pat šio sezono lygos rekordas. Veličkai puikiai talkino Richards Lovaš, kuris pelnė 27 taškus. Klaipėdiečiai su 11 pergalių įsitvirtino antroje lentelės vietoje, o 9 laimėjimus turintys vilniečiai žengia 3. Eurolygos kovos į sausakimšą Žalgirio areną sugrįžo su trenksmu. Tomo Vasiulio auklėtiniai antradienį pradėjo 6 sezono dvigubą savaitę ir savo aikštelėje 104-87 antrą kartą šį sezoną įveikė Monako klubą. Šiame susitikime geriausią savo karjeros pasirodymą Eurolygoje surengė Ąžuolas Tubelis, kuris pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus. 19 taškų surinko Silvenas Prasisko, 16 pridėjo Tasnas Lyla. Žalgirio komanda pirmavo visos dvikovos metu ir iškovojo 15 sezono pergalę. Jau pirmajame kėlinyje žalgiriečiai davė gerą toną rungtynėms, kai per pirmasias 10 minučių pelnė įspūdingus 35 taškus ir pirmavo 17 taškų. Antrajame kėlinyje Žalgirio persvara tapo triuškinanti, antroje rungtynių pusėje kauniečiai ją išlaikė ir šventė pergalę. Prie kauniečių reikalų mes dar grįšime šioje laidoje. Europos taurėje sužaisti prieš paskutinio reguliaraus sezono turo susitikimai. Panevėžio Lietkabelis sužaidė paskutinį mačą šį sezoną tarptautinėje arenoje namuose ir nugalėjo Atėnų Panionijos ekipą, o Klaipėdos Neptūno komanda prieš šį turą dar turėjusi vilčių žengti į kitą etapą, tas viltis prarado po to, kai išvykoje pralaimėjo Saloninkų Aris krepšininkams. Kitą savaitę Lietkabelis ir Neptūnas žais paskutinius Europos taurės sezono susitikimus. Vilniaus Ryto ekipai nesėkmingai susiklostė išvyka į Lemaną. Taip pat Čempionų lygos antrajame etape Giedriaus Žibėnų auklėtiniai svečiuose krito prieš į grupės lyderę 72-78. Vilniečiai po šios nesėkmės atsidūrė ties prarajos kraštu. Dabar norint žengti kitą etapą, vilniečiams reikia laimėti visas likusias top 16 etapo rungtynes. Nors Sostinės ekipa šioje dvikovoje startavo gerai ir pirmavo 38-24, po didžiosios pertraukos situacija pasikeitė. Rytas 4 trečiojo kėlinio minutės nepelnė taškų ir šeimininkai tuo pasinaudojo pirmą kartą įsiverždami į priekį, o rungtynių likimas sprendėsi per paskutinę minutę. Į jas RT buvo atsinešusi 2 taškų persvarą. Vilniečiams pavyko apsiginti, tačiau buvo užfiksuotas ginčas ir šeimininkai pataikė paskutinę atakos sekundę. Per likusį laiką stebuklo vilniečiams sukurti nepavyko. Šioje dvikovoje vilniečiams labai trūko Jericho Hardingo indėlio. Lyderis šįkart pelnė tik 7 taškus, o vilniečių gretose tikintis Basiulis sugebėjo peržengti 2-ženklę taškų ribą. Jis pasižymėjo 11 taškų. Kitą savaitę vilniečiai žais išvykos dvikovos su Holono Hapoel. Laidos pabaigoje dar kartą sugrįžkime prie Kauno Žalgirio reikalų. Žaliai balti vasario 6-ąją siekė revanšo už pralaimėjimą Stambulo Anadolu Efes ekipai Žalgirio arenoje. Deja, išvykoje buvo nusileista 10 taškų skirtumu 82-92. Likus pusantros minutės kauniečiai atsiliko 1 tašku, tuomet Silvenas Prasisko bandė imtis iniciatyvos, tačiau jo tritaškis tikslo nepasiekė. Vėliau šeimininkai pataikė iš 3 taškų zonos ir padidino skirtumą iki 4. Per likusį akistatos laiką žalgiriečiai stebuklo jau nebesukūrė. Siskau rungtynėse Stambule buvo nepanašus į save ir pelnė tik 9 taškus ir suklydo 7 kartus. Rezultatyviausiai ir vėl kauniečių gretose žaidė Ąžuolas Tubelis, pelnęs 22 taškus ir dvikovą baigė surinkęs 26 naudingumo balus. Vasario 13-ąją Žalgirio arenoje svečiuosis Tel Avivo Hapoel ekipa. O šiandien atsisveikiname. Iki pasimatymo kitoje krepšinio savaitės laidoje.